Tai kaip tau gyvenimas? Nu, jau negalėjau atsisakyti šito pasiūlymą. Kava lovoj, blynai lovoj. Čia yra rojaus sodai. O. Ko čia tiek išsipažiai, pasakyk mėliesiems mūsų žiūrovams? Nu, dėl asmeninių priežasčių. Tu pasakyk žiūrovam, kodėl taip išsipažiai, kam tas grimas uždėtas? Taigi sakau. Ką? Dėl asmeninių priežasčių. Eisi, planuose yra eiti į tiesioginį eterį? Šitą žvaigždutei. Gal ir yra. Ką? Gal ir yra. Čia rimti reikalai, žinokit, rimti pasiruošimai. Aš pagal planus turiu išeiti pasivaikščioti kuriam laikui. Apleist namus turiu kurį laiką. O mūsų žvaigždutė planuoja eiti tiesioginį eterį ir šiek tiek pasibendrauti su savo žiūrovais ir žiūrovėmis. Pasidažė, išsipašė. Dabar ką tik spintoj savo kuitėsi, žiūrėt, ką apsirengt. Nedaryk čia šou. Tai kad vaikščiantis šou esi kartais. Nežinau, žinokit, kom čia pasibaigs, kai aš išeisiu, va, būgnai šyla. Tas kemperis visas kvepalais kvepia, pasikvepino viską. Susirado va savo papuošaliukus va jau pasidėjo. Bet pamečiau menuliuką. Pametė menuliuką, sakė. Nežinau, kas čia bus. Čia tokio pasiruošimo kemperį aš dar kol kas, žinokit, nemačiau. O biškį įeina grįžta į savo... Lipa iš dobės Inukas dabar. Savo būtį. Iš kūrybinės dobės lipa dabar. Urvinis va savo darbus daro, tyrinėja, išėjom į ekspediciją. Komisaras. Labai neilgus, negilus toks urvas. Matosi iškart ir pabaiga viską, bet matyt va kažkas tai turbūt tenais yra gyvenę. Nes kvapų yra dominančių. Tai žodžiu, va matosi namelis, to priartinsiu tiek va šitas, tiek ir to atsuksiu, kuris yra va tiek va tenais, dar toliau. Šitas iš viso ant jūros kranto. Tai tiek vieną, tiek kitą mačiau, kai miegojomės viršui, kur skraidžiau su dronu.
mes miegojom, to irgi pabandysiu atrasti. Ai va, tolumoj, kur matosi antena, va tenais. Tai šiek tiek žemiau nei ta antena. Tai bandžiau su dronu iki tų namelių atskristi. Nesigavo, buvo per toli. Dabar labai vilioja jie mane nueit. Bet savime suprantama, kad atstumas taip žiūrint atrodo vienaip, realybė, aišku, visiškai kitokia bus. Bet, nežinau, kažkurį, man atrodo, reiktų bandyti išsirinkti ir iki kažkurio bandyti nupėdinti. Ir vienas ir kitas, man atrodo, jie yra apleisti. Bet pamatyti iš arčiau tikrai būtų įdomu. Tai, žodžiu, kažkur varom, kažkur, manau, nuvarysim. Iną palikom namuose, daryti laivą, tai mes išėjom į ekspediciją su mažuoju draugu. Toks visiškai wild paplūdimiukas. Brendam, nežinau, offroadų visiškų. Šitas, kai kalnu oška duodas, aš bandau neatsilikti. Ir labai iš tikrųjų uoliena tokia įdomi, net nežinau, ar čia, gal net ne uoliena reiktų sakyti, kur vakar tuose urvuose vakare vaikščiojom ir dabar vat nusileidom ir čia naisva irgi lygiai tas pats, pilna va tokių visokiausių mažesnių urvelių ir jie pakankamai gilus, tai arba kažkada kažkas gyveno, kažkoks gyvūnas, arba tebe gyvena, bet jeigu tebe gyventų, tai turbūt ir jo neatsitrauktų. Nu ir ką norėjau pasakyti, tai jau vakar sakiau, kad pakankamai turėtų būti minkšta, kad šitaip išsiskaptuoti tokius namus. Ir va šitoj vietoj net matosi tasai, nu, ta uoliena, tas, nežinau, čia labiau smėlis turbūt reiktų sakyti. Daugiau drėgmės matyti nuo jūros, čia nais yra kažkokiu būdu gavęs. Tai tikrai toksai minkštas, jisai, net nežinau, ar, va. Tai va tokiu va principu pakankamai lengvai trinasi su pagaliuku, tai va tokiu principu pasiemus turbūt tenais kažkokią ar kaltelę ar kažką, o kas jau prisistatė prie mano įrankio buvo. Rio, nori pagaliuką? Nu, tai pasiemus gal ar kažkokią ar kaltelę ar kažką matyt. Pakankamai lengvai tenais ir tos namus kažkas buvo įsirengę. Jo, bet įspūdį padarė, tikrai, kad padarė įdomu, dėl ko niekas tenais dabar nebegyvena. Čia nais kaip ir nacionalinis parkas skaitosi, tai galvoju gal dėl to, gal draudžia. Ženklas kažkoks išverstas. Nu, tai galbūt draudžia paprasčiausiai. Va. Nes šiaip visai įdomi. O, dar čia nais irgi va. Oi, nu čia jau viskas. Nu čia vat jau kaip... Čia vat jau kaip neturėtų atrodyti urvai ir kaip neturėtumėm elgtis yra. Jo. Tai labai vat ne kažką irgi urvas padarytas. Su vaizdu viską, bet jo. Vaizdas kur kas liūdnesnis. Tai va, ekspedicija įgauna pagreitį. Ten va mūsų namai matosi. Oi, vertink kiek reikia. Čia va. Tai esame jau šiek tiek nutolę. Truputėlį. Ir priėjom dar vieną tokį bandytą pastatyti nameliuką. Va. Visiškai iš akmenų ir toks čia kaip molis turbūt gruntas kažkas tai tokio. Tai nežinau, arba buvo pastatytas ir sugriuvo, arba nepabaigtas statyti, bet vaizdą gerą turėjo. Smagu. Nu ir mūsų tenais namelis matosi. Na, dar yra galas, yra, tikrai yra. Dar vienas laukinis paplūdimys. Fantastika visiška. Kai vandens spalvytė, skaidrumas. Ieško įkaitų. Svarbu, kad ne gyvačių kokių ieškotų.
Iššoko į krūmus, pradėjo rausti. Jo, tai žodžiu matėsi namelio stogas, arba bent jau... O, ir tas kitas namelis netoli palyginti. Geras. O. Nežinau, gal matėsi, kai apsukau. Irgi visai čia netoli. Bet tiek vienas, tiek kitas, tas tolimesnis čia, į kurio dabar einu, tai matėsi jau ten stogas įgriuvęs, bet, nu, norisi vis tiek kažkaip nueit pasižiūrėti. Galų gale, kas per vaizdas buvo. Ir dabar jo, va, tokiu keliu jau grinai einam, tai aišku, eit visiškai nesunku yra. Ir kai važiavom čia kai skaitinėjausi, tai sakė, kad rašė tiksliau žmonės, kad jeigu gerai čia tas apylinkės pažįsti, tai daug kur čia galima nuvažiuoti į nerealius spotus. Tai aišku, čia mes jau su savo kemperiu, nu, vienas vietas pravažiuotumėm, kitų jau tikrai nepravažiuotumėm, bet, nu, pats kelias tai šiek tiek primena tą mūsų važiavimą link to krašto tokio, kur ant olos buvom. Bet turint, pavyzdžiui, autobusiuką ir 4 varomus, čia yra visiškai nerealu, kur tu gali apsistoti ir kur tu gali miegoti. Aišku, jeigu tokius dalykus mėgsti. Jeigu mėgsti privatumą, jeigu mėgsti laukinę gamtą ir panašiai, tai yra kažkas nerealaus. Toks va ženklas. Nu ir kaba šioks toks šlagbaumas. Ir visas šitas keliukas, man atrodo, veda, eina savo, kiek toli nuo kemperių esam. Visas šitas keliukas veda, man atrodo, link to namelio, kur irgi, kur sakiau, kad apleistas va tas kitas. Nu, nežinau, bandau gal nueiti. Labai gražu čia. Ramybė tokia, pievos. Toks kaip kaimas. Kaimo tokia atmosfera. Eina savo. Labai. Ir ten va, šiek tiek matosi tas nameliukas. Na, einu pažiūrėti. O ten va tas kitas kampas matosi. Tai ir vieną ir kitą aplankysim, manau. Medžiai tokie va, kaip iš siaubo filmų. Ir čia va, kas likę iš nameliuko. Nu, tokia biški krypi aplinka. Nepasakysiu, kad labai jaukiai jaučiuosi. Tokia ramybė. Čia aš nežinau, kas anksčiau gal ar vila kokia buvo, ar kas. Kažkieno podai sudėti. Čia. Nu, čia kažkada kažkas būna ir pagyvena, turbūt. Nu, tai va, tai žodžiu, paliekam spotą. Įdomiai, tikrai, kad įdomiai, ypatingai pats vienas esi. Visiškai tokioj, nu, ką žinau, vidury niekur, kalnuose kažkur tais. Visada man įdomu pamatyti, kaip žmonės va buvo įsikūrę kažkada ir panašiai. Gaila labai, aišku, tik vis, kad dažnu atveju jau praktiškai nieko nebūna, nu, kaip ir čionais šiukšlės ir tiek viskas išdaužyta, išspardyta, išbombarduota, kaip sakosi. Tai dėl to gaila, bet vis tiek man tas toks magiškas momentas, kad tu ateini ir dabar nieko nebėra, o kažkada virė gyvenimas. Tai labai taip vilioja tokios vietelės. Nu tai va, dabar jau pagaliau atėjom ir iki to kito nameliuko. Sveiki atvykę. Einam pažiūrėti. Aš nežinau, kokia šito namo paskirtis buvo. O kas čia? Kas čia?
Aišku, šiukšlynas dabar, gal rūsys koks buvo. Jo, tai sakau, neįsivaizduoju, kokia šito namo paskirtis buvo. Bet vaizdus turėjo, tai... Na, aš nežinau. Nežinau, ar reikia kažkokių komentarų. Po šitą jau kažkaip visiškai jaukų vaikščioti. Nėra toks krypi tokios aplinkos. O, virtuvė kažkieno. Čia kampe kažkoks fragmentas lygęs, kaip spinta greičiausiai kažkokia buvo. Įdomu, kas čia buvo, ar vila kokia, ar kas. Bet, nu, kosmiškai gražu. Ir tokie wild paplūdimiukai apačioj. Nu, aš nežinau. Negi čianais ne kino filmų scenos vieta. Būčiau režisierius iš karto čianais kokį susukčiau. Jam paukščiai tai yra viskas. Čia va. Duodas. Visiškai. Nuovargio nieko nebėra. Vienam iš ekspedicijos dalyvių vyksta skysčių atstatymas. Ūmus. Ir man atrodo bus ten va, po stalai miegamai. Ačiū už ekspediciją. Visi žmonės apsimuturiavę. Aš irgi viena iš jų. O čia va eina gražuolis į jūrą. Sakė, jaučiasi biški kitoks. Sakau, nu tai toks biški kitoks ir esi. Nu, kaip vandenukas. Gerai. Perfekto. Čia buvo ekspedicijos desertas. Ekspedicijos desertas. Prašau. Plautas prakaitas. Tai ką, tai paliekam savo spotelį, spotuką. Ir... Lekiam jau šiandien tolimesnį reisą darome. Po labai ilgo laiko iš Po tikrųjų. labai ilgą laiką, nes dažniausiai būdavo po pusvalanduką judam. Tai mes čia... Kitą miestelį. Mes po tą pusvalanduką strigę, aš net nebežinojau, kiek, kai vat su tom, su ta siunta, kai pradėjome mes ten. Ne, tai ir iki siuntos, man atrodo, ten marėmės po pusvalandį. Kad į Kartageną tai irgi pusvalandis. Ai, nuo Mursijos, jo. Nu, žodžiu, labai jau ilgą laiką tokie trumpi atstumai. Jo, bet jau nusprendėm, kad jau norim paliekti, nes čia taip galim naršyti tą visą pakrantę, bet jau norisi lėkti link Portugalijos. Ir todėl lekiam ir šiaip jau arčiau Portugalijos visas pakrantės viršus, jeigu galima taip pasakyti. Visaip galima pasakyti. Tai ten nemažai turim vėliavėlių, ką pamatyti, ką pasižiūrėti ir ten visai atrodo fainas tas visas regionas. Plotas regionas, jo. Jo, tai žodžiu, varom link Granados, pakeliui tvarkomės, namų ruošus ir panašiai. Granadoje turim pasižymėję tokius rūmus, tai galbūt juos apžvelgsim. Ir šiaip, žiūrėsim, kas tenais mūsų lauks ir ką mes ten atrasim. Tai va, tai važiuojam. Geros dienos mums, geros dienos ir jums. Iš šono atrodo, kad ką veikia jisai čia. Bet kartais tai būna. Kad vandenį reikia laikyti, nes kitaip nebėga. Nu ką, stabtelėjom užkast, pasipildyti vandenukų, nusimaudyti ir panašiai. Ir Ina dar nežino, bet toj sužinos naujienas, kad mūsų planai keičiasi. Kas keičiasi? Mūsų planai. Kokie? Pasirodo į tos rūmus, kur sakiau, kad jėga būtų nuvaryti. Artimiausia data yra, kada galima pakliūti, tai man atrodo sausio 7. Na, mes jau Portugalijai sėdėsim, man atrodo, sausio 7. Tai žodžiu,
Einam valgyti, darytis, tvarkytis namus. Galvoju, kur judam toliau. Jo. Šiandien, atrodo, 2 dalykus turėjom. Apsiprekint ir apsitvarkyti kemperį. 7 vakaro. Ir dar nepabaiga. Tu savo, mes čia ieškom to parkingo kažkokio, kur prisižymėjom prie ežeriuko. Bet tai, kad čia papuolėm į tokį miestelį, tokiom gatvelėm, tokio statumo, kad mes čia vėl ne ten nuvažiavom ir dabar leidžiamės atgal, bet kai kilom į viršų, realiai sėdėjom abudu šlapiais delnais ir užpakaliais, nes tikrai galvom, kad riedėsim atgal. 11%. Tai Kilimas. žodžiu, nežinau, kur mes ten nusigausim ir kaip mes tą parkingą atrasim, bet jeigu matysim, kad čia tokie keliukai, tai tikrai nemanau, kad vargsim. Viešajam parkingė mėgosim. Vyksta mūsų tradicinių tortilų valgymas jau. Taip. Ragaujam. Paturbinom su saulėje džiovintais pomidorais šį kartą. Gerai bandyk. Kaip jūsų vakarėlis? Labai gerai. Šerlilikos, maistukas, šeštadieniukas. Matai, išgraužk, aš karalius. Jaukiai. Ne, kažkas ne taip. Nežinau, ar kažkur esam taip važiavę. Taip aukštai? Aukštokai tikrai jau ten va matosi sniego viršūnėse. Parking para caravana. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, es que yo me... vamos a ver. Sí, ve. Caravan parking. Parking para busca. A ver si mira. Važiuojam su palyda. Mumis veža į kažkokią aikštelę, nes sakė, jeigu čia paliksim karavaną, tai mums bus 8 eurų bauda. Jisai mumis dabar veža kažkur. Tai va, važiuojam į aikštelę ir po kol kas turim žinių tiek, kad su karavanu negalim važiuoti nei į patį miestą, niekur. Turi palikti aikštelėje, pasiimti autobusą, kuris veža į miestą. Kiek jisai mums sakė, tai nepilnus 2 eurus kainuoja biletas ir tada mumis nuveža į apačią ir jau mes ten galim daryti, ką norim ir kur norim. Tai išėjom pasiganyti po kalnus, apsukt ratuką, išsivaikščiot. Puikus oras, saulė visiška, vėjo nėra nieko, nežinau, gal koks +2, +3 turbūt, ne? Nu, bet jaučias, kad kalnuos. Jo. Nėra tas
šiluma tokia vis tiek, kaip papučia, tai tas toks šiaurinis vėjas. Jo. Bet taip įdomiai, dviprasmiškai dabar sunkiai iš tikrųjų pasakyčiau, kad esam kažkur tais Ispanijoje. Net labai sunkiai pasakyčiau pagal visus vaizdus, pagal temperatūras ir panašiai. Tai taip jo. Įdomu buvo, kad antiek stipriai pasikeitė viskas per tokį vėlgi trumpą laiką. Parodyk, kokį skanumyną čia turi. Šitą palą buvom aptarę ar nebuvom? Ne, vietinis Napoleonas. Jo, mes praminėm šitą skanėstą vietiniu Napoleonu. Toksai geras. Skaniai? Gadica? Gadica. Toliau į trasą eina vietiniai saldumynai. Kaip šitą apibūdintum? Šitą jau sakiau, jeigu žinot, mėly žiūrovai, tai kai yra pirkti tie tokie apvalūs sausainiukai ir irgi lygiai taip pat aplieti šokoladu, toks sausainiukas ir dar ties viduriu taip įdėta marmaladą. Kaip milka. Milka, bet Milka būna su- ir tokios cheap versijos, kur marmaladą tokį įdeda. Tai čia ta cheap versija. Be marmalado. Pilna burna eina. Gavau cukraus. Dar pasiėmėm kitą vietinį tironą. Ragausim. Dabar išprotėsiu. Energijos pasiduosim. Saulės neliko, apsimuturiavom iš karto kai čigonai. Šalta dabar. Vėsoka tikrai. Vėsoka. Vėsoka jau švelniai pasakyta. Bet mes va, kaip ir artėjam prie sniego. Sakė, visai būtų faina pakliūti į žiemą. Tai va, pakliuvom. Išsisiautėm šiek tiek sniegelį. Sušalom neblogai, abudu nejaučiam rankyčių, bet mums reikia pareiti. Vat, toj pabandysiu priartinti. Va ten va. Va iki ten mums reikia grįžti. 4 kilometrai dar prieš akį mūsų laukia. Kokia nuomonė tavo? Buvo verta. Buvo verta? Gerai, kad čia atvažiavai, Vatsonai. Nu ką, šiaip netai parėjom. Labai sušalai. Nu, grįžtant taip ir nesušilau iš tikrųjų. Tikrai nėra taip šilta, kaip ėjom į priekį. Sniegas realiai virto, kiek nusipurtam, tiek nusipurtam, kiek nenusipurtam. Tai va, virto ledu ant mūsų. Tai dabar apie ką svajojam. Troškinį. Yra vinžirnių karis. Išsiverdam ryžių. Tai mama mia, aš nežinau. Čia tai tu berniukas, tai kad tu įsivaizduotum, kad čia mūsų laukia, tai tu net nepaklaustum pas mane, kas tau yra. Žodžiu, troškinukas, kavytė šilta ir... Užmiršai. Neužmiršau, tai čia yra saugos sistema. Bet užskaitom pasivaikščiojimą. Saugos sistema užskaitom.
Užskaitom tą pasivaikščiojimą labai. Nu, kas į priekį, žinokit, nes. Šypsena jinai miško norėjo, tai... Tikrai, man buvo lūkesčiai. Tai buvo kaktas suraukta šiek tiek. Buvo, nemeluosiu. Bet grįžtant, kai pasitaisė, aš negalėjau akių vėl atplėšti. Va, pažiūrėkit, va. Sniego gavau, bet miško vis tiek noris. Noriu miško, noriu žalumos. Na, ir suprask tu žmogau tą žmogų, kaip sakant. Ne? Tai nereikia suprasti, aš tau pasakau. Ne, suprasti geriau net nebandyti. Geriau net nebandyti, nes... Einam valgyti. Grįžo va į namus, skaitos. Dėkavoju.